Sveiki, mėly šios televizijos žiūrovai. Tai va, vėl turim pasivežę tą patį. Ten, kur suvirino anoj pusėje nebėga. Dabar bėga kažkur čia. Bet jau taip gerai, turi kaušą į žemę įgrūsti. Tai pasirodytų maža čiršlikį. Bet kažkaip su oru ir su muilu neina pažiūrėti, per kurią čia skylutę varo. Dar penktadienį numatėm, bet penktadienį jau nieką neėmėm, nieką nedarėm. Nes tą savaitgalį dirbo su juo, o šiandien jau pirmadienį atvažiavom ir nusiėmėm. Ir liejam, bandysim išlieti, tikiuosi, kad šiandien jau nepadarysiu. Žaidžiam su akumais. Čia yra radija. Šių 24 čia eina, bet mes padarė 12. Bet to vieną akumą kažkaip labai iškrauntai. Visą laiką dedat papildomą akumą. Tai pajungsim to papildomą akumą. Tam piršinėm nepatogu dirbti su laidais. Kadangi keičiasi akumai, padarysim ant klemas. Sudeginsim tą skavatorių vieną dieną. Va, vėjas pridirbo savo. Ant kviečių. Ir cilindras vietoj 10 tonų jis, ne? Nelengvas. Tikrai nelengvas. Na, dar lempas reis ir čia sudėt naujas. Nes tom šakės vis tiek keliai dalyvauja dažnai. Viena iš pagrindinių priekabų vežti tas visokius šūdus ir sėklą. Šiaip jie restauruoti jau reiktų. Nes jie irgi tų šakės. Atvarai pasakius. Taip, šiandienos darbai džiazibekas nevažiuoja. Pakeičiu vieną filtrą, nes turėjau namuose, kitą išvažiavo nupirkti. Nupirks filtrą, pakeisim šitą. Nevažiuoja, nepriima į gazą. Iš viso. Tai arba filtrai, arba tas čia kažkoks, sakė, šulcių buvo ne vieną kartą susilenkęs. Imamės dažymą, jau išpurškiau vidų. Dabar reikia taisyti ir purkšti išorę. Labai gerai gaunas. Šviežios teridutės spalva. Čia dar nebaigta.
Per kamerą gal tamsiau atrodo. Bus nedažyts. Nebuvau tikras, ar užteks, bet čia užteks. Viskam. Arba tai atrodo ne kažką, bet atrodys tikrai geriau, kai akis pripras. Nu va ir viskas, ir įsiplaut poliką, peliką. Viskas, galutinis variantas. Taip, ir šviesos tada normaliai atrodo. Blizgai visą. Nubėgimai. Aha. Taip turbūt. Все. Lampas dega. Tvarkoju. Daugiau nieko nedarysim. Spalveikia tokias lengvos tridos. Nubėgimai. Na, buvo persistengta vietomis. Tai va tokiam turim savo tridalinę priekabą. Da neaišku, kaip čia išvers, iškels, bet šiaip nėra per sunkiausia. Bent jau burs tikrai nesunkus. Gražu, kokie buvo prieš tai. Patys matėt, kokią turim dabar. Irgi matot. Nu ką, atsivarėm priekabą. Krautuvą. Įsivarysim John Deere lauk. Ir reiks susisemti grikius, gal mažesnį krūvą. 2 kartus reikės. Kad 2 kartus vežti. Gal dar porą su kauštu, tada atvešiu, jeigu čia atliks 3 kokie kaušai. Tai įsivaryti irgi. Kuriam šitą žvėrį. Nušveičiau traktorių, blemą. Balandžiai nušika visą. Nežinau, gal aš čia kabinsiu ant palms priekabos.
Kai nėra hidrokablio, tu jau pasikrovęs. Šiaip žinau, su rankutėm galim besikelt, bet neturiu su kuo. Lyg su bortu atvažiavau. Bortas ant krovos pasilika. Nu va vietoj, bet jau žiauriai sunkiai. Ką, varyt priekabą po vamzdžiu, eisim fasuoti, kai išvalysim. Įsivalys grikiai. Fasuosim tiesiai iš priekabas, nes dar su to elevatoriu nieks nieko nedarė. Gerai. Ir vėl vasaros vaizdas. Vasaros vaizdas. Saulė šviečia. Fainai, smagiai. Nepasakyčiau, kad ir švariausiai įsivalą. Nu jau. Taip įfasuojam. Realiai tas pats prie džiovyklas tik greičiau. Nu aišku, tas greičiau tai, kad reikia į priegalą prisileisti. Bet vėlgi nespėjant lietaus. Nu tai man antra jau priekaba. Šiandien šitą tik įsikrausim. Ir rytoj fasuosim, nuo pietų rodo lietų. Tai būt neblogai įsifasuoti ir dar vieną užsikrauti. Čia dabar kažkai tilps viskas iš duobės. Būtų neblogai, kad tilptų. Ne per daugiausiai likę. Priekaba irgi ne per daugiausiai vietas. Tada pastuminėsiu dar aš ją. Pripildysiu pilniau, negu kad dabar yra. Nu yra, klausyk. Pilna priekaba jau lauką netilps. Tai dabar atsargiai reikia naujų tikinę karą, nes jau čia gerai sukulpu. Na va, atvykom į darbą, iš pačio ryto fūra jau laukia nuo vakar. Krausim bukas.
tada vešiu, kai fūra bus ant svarstyklių, tą krausiu. Bėdos nėra su to. Nu, o dabar tai smagiausia. Sulankyti, visučius. Susivarėm, pasuojam toliau. O jau dabar krapnoja, kaip ir sakiau, ant pietų bus lietus, tai kadangi buvo fūra, tai nespėjom jos pasuoti, tai ta pati nuo vakar. Ir dabar pasuojam. Nu, gal neliai stipriai, bet šiandien norėčiau vieną užkrauti. Nu, kaip ir minėjau, čia geriau fasuoti. Atrodo, anksčiau nepaminėjau, kad ar tu pilsi į boksą tą patį laiką užgaišį, ar tu pilsi į priekabą tą patį laiką užgaišį, tik tiek, kad čia reikia priekabos ir traktoriaus. Nu ir čia tik kad dulkis buvo. Tai geriau visais atvejais, nes ir maišą nusiveži čia pat. Nu va, lietutis neleido pilnos priekabos prisivaryti, prisivarėm kažkur 5-6 maišam. Vis geriau nei nieko. Įsifasuosim šiandien, tuščia priekaba. Rytoj lietaus neša, tai rytoj prisipildysim tą priekabą. Atliksim tyrimą, per kiek laiką maišas prisipilda, nuo mygtuko paspaudimą ir kiek visas procesas vyks. Maišas beveik pilns. Maišas prisipilda per 4 minutės nepilnai. Nu, nuo šnekė paleidimo mygtuko, kai užkabini kitą naują maišą, vėl šnekė paleidimo mygtuko. O tiek užtrunka 6 minutės 48 sekundės. Saulė šviečia. Nu dar 2 priekabas bus tikrai.
Pilna. Dar biški šoną gal. Arčiau. Pinos. Gerai. Iki. 6. 7. 8. 9. 10. Opa, nuėta buvo. Paneštu jos pliunkui. Tingiu. Pusantros valandos pildosi priekaba. Važiuojam ant svarstyklių. Gerai. Tonas 120. Gerai! Nu va, vėl pilna priekaba. Tai ką galiu teikti, kad išfasuoji 2, prisipili 3 priekabas. Tad šiam kartui viskas. Ačiū, kad žiūrėjot. Kaip visada, like, subscribe. Komentuokit. Ir susitiksim kitose. Iki.